Sveiki, mes atvykome į Melburką. Šiuo metu apsistojame kempinge. Matot Marienburgo pilį. Eisim vakare pasivaikščiot, gal apeisim aplink pilį, labai didelė. O rytoj eisim į pačią pilį. Kviečiam kartu rytoj eiti. Dar ir šiandien galit kartu eiti su mumis, jo. Tipis. Tipis geras. Geras tipis. Vat kokia armija buvo užpuolus Marienburgo pilį. Atsitraukinėja jau. Einam į pilį. Vėjas, oras nekoks, gana vėsų, vėjas pučia. Tiesiog viesulinis vėjas užeina kartais. Tai va. Biznieriai, prekeiviai, suvenyrai, maistas, gėrimai. Rodas. Zakryta. Kadangi durys atidarytos, tai mes ir įėjom. O rytoj eisim į muziejus turbūt. Taip, paplatinsim biskį. Jo, čia tikrai. Okej. Okej, dziękuję. Pasirodo, sėdi čia. Jo. Mūsų apsauga iš ten išvijo, tai mes einam dabar į kitą pusę. Na, čia jau išeinam į Naujamiestį, pro pilies vartus. Šiandien pasivaikščiojimas, čia irgi gražu. O čia į kitą pusę. Siena, tokio dydžio pilies aš žinojau, kad į didžiausią pilis plytinė Europoje, bet kad tokio dydžio aš neįsivaizdavau tikrai. Išėjom į kitą pusę, bet labai rytoj gal čia nufilmuosim. Tai yra stendas, kaip ta pilis atrodė po karo. Štai taip suniokota pilis buvo per Antrą pasaulinį karą. Manau, kad čia pasidarbavo ir vokiečiai, ir sovietai. Dar vieni vartai į pilies teritoriją. Čia mes einam aplink pilį. Aplink pačią pilį. Tai va. Vienu žodžiu, jo, gal čia ką supras. Negirdėjot? Tai ir nereikia. Labas rytas. Atsikėlėm ir žygiuojam, atėjom prie pilies. Apeisim pilį iš kitos pusės.
apžiūrėsim ir eisim bilietų pirkti į pilį. Prašom kartu su mumis važiuoti, eiti. Labai gražiai pilis atrodo apšviesta rytinių saulės spindulių. O mes einame link bilietų kasų. Nusipirkome bilietus ir dabar įžengėme į trečią, pačią paskutinėje, vėliausiai pastatytą pilies dalį. Čia labai tvarkingas džentelmenas patikrina mūsų bilietus ir įleidžia į vidų. Dabar mes jau žengėme į vidurinėje arba žemutinę pilį. Atsidurėme dideliame žemutinės pilies kieme. Ausinėse girdime audio gido pasakojimą, kas čia vyko, kaip čia buvo, kuriais metais ir taip toliau. Jis kalbėjo apie 3 valandas, todėl aš nekartosiu žodžių, nes ir neprisimenu, o jums papasakosiu glaustai. Malburgo arba Marienburgo pilį 1274 metais įkūrė kryžiuočiai užkariautoje Prūsų žemėje. Ir jau po 2 metų Marienburgui buvo suteiktos miesto teisės. Nuo 1309 iki 1457 metų Marienburgo pilis buvo kryžiuočių ordino didžiojo magistro rezidencija. Nuo 1457 metų iki 1772 metų su trumpomis pertraukomis buvo Lenkijos karalystės provincijos karališkosios Prūsijos sudėtyje ir buvo viena iš Lenkijos karalio rezidencijų. Vėliau atiteko Prūsijai, o po Antro pasaulinio karo vėl grįžo Lenkijai. Mažyje buvo, kad taip žemai viskas. Neįraugė, kaip prancūzai. Kaip jau žinote, Antro pasaulinio karo metu pilis stipriai nukentėjo, po karo buvo atstatyta ir restauruota. Šiuo metu pilyje veikia muziejus, po kurį mes dabar vaikštom, ir ši pilis yra pati didžiausia plytinė pilis Europoje. Šios pilies teritorijos plotas yra didesnis nei 20 hektarų. Mes nuotraukose matėme, kaip baisiai atrodė po Antro pasaulinio karo. Vidus buvo išgrobstytas, išdaužyta, viskas išvogta ir kaip dabar gražiai atrestauruota, atrenovuota. Ir sunkiai įsivaizduojama, kiek galėjo visą tai kainuoti ir kiek pastangų reikėjo įdėti. Bet Marienburgo pilis ir XIX amžiuje buvo labai nuniokota ir atrodė apgailėtinai. Todėl nuo 1882 iki 1921 metų vyko svarbus atstatymo darbai. Tada ir buvo naujai atkurtos sunykusios autentiškos gotikinės architektūros formos, atstatyta puošnių romantizuotų elementų. Ir tos gražios kliautuotos lubos didelėse menėse.
Ši žemutinė pilis, po kurią dabar vaikščiojam, ir buvo Vokiečių ordino didžiojo magistro rezidencija. Atspėkit, per kiek metų buvo pastatytos šitos pilys, šitas pilių ansamblis. Taip, kuris ten sakėt, kad 600 mečius. Taip, buvo statoma nuo 12 iki 18 amžiaus. Jau daugiau nei valandą vaikštinėjom po pilį, stebimės, grožimės jos didybę, patalpų gausybę ir jų prabangą. Ir štai pagaliau žemutinės pilies apžiūra baigta. Bet ne, ausinėse girdim, kad eikite į kitą kiemą pusę ir lipkite žemyn į rūsį. O rūsyje radome gintaro muziejų, kurį su malonumu apžiūrėjome. Vėliau laiptais vėl į viršų. O čia radome didelę kolekciją senovinių ginklų, šarvų, kitokio aprangos detalių, taip pat karių puošybos elementų. Ir visą tai mes su malonumu apžiūrėjome. Dabar mes einame į viršutinę pilį, tai yra pati seniausia šio pilių ansamblio pilis. Jau anksčiau minėjau, kad Marienburgo pilis buvo Kryžiuočių ordino didžiojo magistro rezidencija. Todėl Marienburgas buvo kaip ir Kryžiuočių ordino sostinė. Todėl tokioje sostinėje rezidencijoje buvo priiminėjami svečiai iš kitų valstybių, įvairūs pasiuntiniai, kaip šiuolaikiniai diplomatai. Tai yra istorinių faktų, kad ir Lietuvos garsūs žmonės yra čia lankėsi ir net ilgokai. Ilgiausiai Marienburgo pilyje svečiavosi Trakų kunigaikštis Kęstutis. Jis čia praleido beveik pusę metų. Ką jis čia veikė, o buvo taip. 1361 metų kovo mėnesio ankstyvą rytą Kęstutis atsikėlė, išėjo į lauką, pamatė, kad labai gražus oras ir nutarė pasijodinėti. Pasibalnojo žirgą, bet pagalvojo, kad bus labai nuobodu joti vienam, todėl su savimi pasiėmė kelis šimtus gerai ginkluotų vyrų. Ir tai bejodinėdami po gražias pavasarinės apylinkės, jie visai netyčia pakliuvo į Prūsų žemes. Ir dar labiau netyčia užėmė Ekesbergo ir Johannesbergo kryžiuočių pilis. Atrodo, kas čia tokia, kokios ten pilys, nedidelės kryžiuočių pilys, ir kas. Bet ne, kryžiuočiai užpyko baisiai ir nutarė keršyti. Argi kryžiuotis kada nors buvo geras? Niekada. Tai va, kryžiuočiai surengė pasalą, tyliai prijojo, užpuolė pasijodinėtojus kartu su Kęstučiu ir Kęstutis pakliuvo kryžiuočiams į nelaisvę. Taigi sekantis pasijodinėjimas Kęstučiui vėliau buvo tik rudenį.
Todėl, kad kryžiuočiai jį atvežė į šią pilį, po kurią mes dabar vaikščiojam, ir kaip garbingą svečią apgyvendino atskirai nuo kitų kalinių nemažoje apie 20 kvadratinių metrų celėje. Čia Kęstutis gyvenimu nesiskundė, kryžiuočiai jį labai saugojo, gerai maitino, nežinojo, kad už tokį garbingą svečią paskui galima gauti daug auksinių arba žemių. Bet nieko jie negavo, nes Kęstutis daugiau kaip 5 mėnesius prasidėjęs vienutėje pabėgo, pragramžęs 3 metrų storio pilies sieną. Jam padėjo kažkoks pagonis kryžiuočių tarpe buvęs Adolfas ir žirgą parūpino, ir aprangą kryžiuotišką, kad jis sėkmingai pabėgtų, o jis jodamas pro vartus dar spėjo su kažkokiu kryžiuočiu persimesti vienu kitu žodžiu. Tai va tokia Kęstučio svečiavimas šioje pilyje istorija. Nežinau, ar viskas, ką papasako, yra teisybė, nes aš savo akim visko to nemačiau. Dar girdėjau, kad ir daugiau Lietuvos garbingų žmonių čia svečiavosi, netgi Vytautas Didysis, bet jis jau svečiavosi kitokiamis aplinkybėmis, ten tvarkė kažkokius diplomatinius reikalus. Tai tiek trumpai apie Lietuvos sąsają su šia pilimi. Jau 3 valandas vaikštome po šią didingą pilį. Įžengėme į kažkokią paslaptingą pilies dalį. Keista, kur žmonės? Au, žmonės! Gerai, nors tualetą radome. Au, ar yra kas nors? Visiškai tuščia pilis. Visiškai nėra žmonių. Ir bažnyčia tuščia. Kažkokia anomalija. Nėra žmonių. Mistika. Na štai, paklydom. 3 parą ieškom išėjimo. Dabar svarbiausia rasti išėjimą ir išlikti gyviems. Nemiegoję, alkani ir ištroškę. Oi, oi, oi. Gal čia? Au, žmonės, kur jūs? Čia gal? Jo, radom. Nejaugi mums pasisekė. Pagaliau radom išėjimą. Valio, laisvė, laisvė. Na štai mes ir baigėme trumpą Marienburgo pilies apžiūrą. Bet kokia čia trumpa? Na štai mes ir baigėme 3 dienų ekspediciją po Marienburgo pilį. Tikiuosi jums patiko, o mes ruošiamės tolimesniai kelioniai. Tai va, pailsėsime, dar vieną naktį pernakvosime šiame kempinge ir judėsime toliau į kitą punktą, kviečiame ir jūs kartu, o važiuosime mes į vakarus dar 400 km
kad aplankytume dviejų lietuvių Stepono Jucevičiaus ir Stasio Girskio žūties vietą. O kaip mums seksis, pamatysite, jeigu žiūrėsite kitą mūsų filmuką. Iki.